Sveiki, gerbėmiai. Labą dieną. Pas mus jau auga šilkmedis. Jau 2 metai ir šiemet 1 metai derėjo. Kodėl taip greitai? Paprastai medelynai nurodo, neskuba derėti. Dera 6-8 metais. Kodėl taip atsitinka? Todėl, kad dauguma medelynų platina sėjinukus. Iš sėjinukų kartais pradeda derėti ir net ir 8 metais. Arba išvis nederlingi augalai. Žmonės klausia, ar tai gal tai vyriški kokie nors augalai. Ne, tiesiog toks sėjinukas, kuris tikrai pas jūs niekada nederės ir derės nesulauksite. Šita taisyklė tinka ir obelims. Visiems medžiam. Visiems medžiam. Ypač Nieksgi neparduoda obelų sėjinukų. Jo. Visi jį parduoda būtent skiepytus obelius. Niekas neparduoda kriaušių sėjinukų. Ja. Arba jų kaina tada turi būti 2 litai. Jo. Taip. Po 2 litus parduoda. 10 kartų pigesnį turi būti. 10 kartų pigesnį. Ja. Tas pats su šilkmedžiu. Sėjinukas turi praeiti kūdikystės, vaikystės, jaunystės stadijas ir kada jis subręs, tai gali atsitikti 6, 8, kam nepasiseks ir 10, 12 metais ir tada jis pradeda derėti. Nebūtinai tokiam augam, kokį mes laukiam. Pavyzdžiui, mes sėjam baltom augam, gaunasi juodom. Mes sėjam juodom, gaunasi oranžiniam. Kad to nebūtų, šilkmedį platinam skiepydami į sėjinukus. Dabar čia augalas, kuris yra šitam sode auga 2 metus, jau šiemet derėjo, jau paragavom. Čia skiepimo vieta jau aukštai, apie 60 cm ir prieaugis per metus, jeigu jam patinka ta vieta, tai matom, kad jau praktiškai kokie 60-70 cm. Kokią vietą reiktų parinkti? Vieta saulėta ir sausa. Šilkmedis nemėgsta šlapių dirvų, ten kur stovi vanduo. Kartais žmonės, pavyzdžiui, pasodina į sunkės dirvas, ten kur tikrai sunkus molis, kur pavasarį stovi vanduo, pavyzdžiui, kur po lietaus renkasi vanduo. Ir kas atsitinka? Nesubręsta ūgeliai, nesumėdėja ir toks augalas kasmet pašala ir nieko doro neparodo. Kaip matom dabar, operatorius tegul parodo, tas ūgelis sumėdėjo ir net ir čia yra viršutinis. Baigė vegetaciją. Laiku baigė vegetaciją. Tai reiškia, kad jeigu mes pasodinsim į drėgną dirvą, augalas per stipriai augs. Tai yra vis tiek pietinis augalas ir jis gali augti iki, ten, pavyzdžiui, iki 1 šalčio. Šalnų. Ir paskui ūgelį net ir pašala prie -5. Ir -2 pašala. Tai reiškia, kad pas mus reikia atvirkščiai biškį blogesnį dirvą pasodinti. Vienu žodžiu, jeigu pas jūs yra žvyras, smėlis, akmenys, tai reiktų pagerinti ir pasodinti. Ne pelkė, ne durpės ir augalas mėgsta šarminę dirvą. Vadinasi, papilti ten medžio plienu. Išvis tą augalą laikyti ant dietos. Ir jeigu lapai, matom dabar yra rugsėjo vidurys, ir lapai jau gelsta. Tai gerai. Jeigu lapai žali iki spalio pabaigos, tai blogai. Jūs perlėjot, pertrešėt, arba augalas neprisitaikys prie mūsų sąlygų. Tai reiškia, kad jokio mėšlo. Jokios selitros. Jokio azoto. Salėtos. Ant dietos. Nu ką dabar, užtenka seilės varvinti, eisim pasodinti jauną augalą. Nu va, turim vienmetuką. Vienmetukas, kuris buvo skiepytas sudūrimo pavasarį. Čia atskira istorija. Ir per metus jis išauga, tikrai kokie ten 60 cm. Viršūnė jo dar nelabai sumėdėjo. Dabar mes iškart galim čia nugnybti augimo tašką. Va čia 3-4 cm. Kad šitam augalui nekiltų noro toliau augti. Ir kad jis spėtų pilnai sumėdėti. Ta galima, pavyzdžiui, jeigu sodinat vasarą, ta galima, pavyzdžiui, ten rugpjūčio kokią 20 dieną tikrai augimo tašką nukirpti. Dabar mes sodinam truputį vėliau, rugsėjo vidurį. Tas būtina arba nebūtina, bet vis tiek pašalimas gali būti, pavyzdžiui, 1 metais keli centimetrai. Bet tas yra nebaisu. Dabar kaip ruošiama duobė. Be abejo, nededam jokio mėšlo. Nuimam velieną,
viršutinį sluoksnį ir pasikasam į kokio gilio 30-40 cm. Nereikia ruošti ten ypatingos duobės, taigi augalas būtent sausų dirvų. Dabar atstumai tarp kitų augalų, minimum 4 metrai, kadangi tikrai išaugs didelis augalas. Jeigu turite daugiau vietos, vadinasi, palikite ir 5 ir 6 metrus. Taigi turėkite omeny, sodinant, kad šitas augalas auga didelis, čia bus didelis medis. Kurio prieaugis per metus gali siekti net iki metro. Visiškai pakenčiama žemė, bet mes vis tiek pagerinam, kadangi buvo čia tokia truputį žemesnė vieta, liktai duobė. Dabar aš atvežiau juodžemio, durpių substrakto ir durpių substrakto tokį kaip mišinį. Tuoj mes išpilsim, praktiškai tą visą galima išpilti ir sumaišyti su viršutiniu sluoksniu. Tačiau jeigu pas jūs gera tikrai dirba, manau, kad nebūtina to substrato dėti. Tada vis tiek kasat duobę platesnė, kad tas sluoksnis dirvas gautų orą. Kad nebūtų žodis įkišti, o visgi pasodinti. Čia pas mus ne velėna, galima buvo dėti velėną, bet čia daug turim varpučių, varputis vis tiek mums tam nepadės duobėj. Ir dabar noriu paklausti, Romai, tave. Taigi, kadagi mes galime sodinti tokius sodinukus? Arba būtina pavasarį, arba būtina rudenį. Dabar ankstyvą rudenį mes matom, kaip augalas vystosi, kad lapai yra sveiki, kad jau gelsta, vadinasi jis prisitaikęs, kad yra pumpurai tokie suformuoti, konkretus, ne kaip čia viršūnė. Jeigu vazone galima sodinti visą vasarą. Bet čia pirmų metų augalas, nuo rugpjūčio mėnesio pradedant, rugsėjį, gal nereiktų. Visiškai nebūtina laukti spalio mėnesio. Tikrai ir ne spalio pabaigoje. Jo. Duobė paruošta. Dabar kasam duobutę, kiek užima vazonas. Vazonas yra 5 litrų. Ir savaime aišku, kad galime sodinti ir pavasarį. Pavasarį jis atrodys kaip vitelė. Tokia kukli vitelė. Žmonės laukia, pavyzdžiui, atvažiuosiu vėliau, kada sulapos, o tada jau nėra augalų. Dabar teko matyti, kad žmonės net nežino, kaip išimti iš vazono. Traukia, jo. Tada apverčiam va taip ir vieną ranką dedam va taip. Ir dabar atgal. Dabar jis pasvirimą tą, kadangi augalas pasviręs, tai tą pasvirimą į šiaurę. Pasvirimą į šiaurę. Dabar metį reiktų truputį, bus per gili duobė. Dar. Tai padarom lėkštelę laistymui.
Tai dabar labai svarbu dar, kad augalas neišlūžtų, apsaugoti skiepo vietą. Žmonės galvoja, kad kuolas reikalingas, kad tam, kad, pavyzdžiui, karvė eidama nesulaužytų. Kad reikia čia baslį kažkokį tai įkalti. Iš tikrųjų reiktų ploną koliuką. Geriausiai būtų iš pietinės pusės. Kodėl? Kad apsaugotų nuo saulės. Nuo saulės nudegimo. Spinduliavimą. Ir koliuką įsmeigiam. Va, Nikita, parodyk. Prie pat augaliuko. Per šaknelės. Ir dabar svarbiausia pririšimas. Tai reiktų pririšti ties skiepimo vietą arba truputį aukščiau. Nu, aš rišu ties skiepimo vietą. Su izoliacija, polichlorvinilinė, kuri tempėsi. Dabar, nu ir dar galima apie 2/3 jo aukščio. Dabar izoliacija neįsipjauna, tai vienas dalykas. Kita, jinai metus tikrai pastovės. Jokių būdų ne špagatas ir ne vėla. Dabar nu ir apačioje galima, kad dar būtų standžiai. Taip. Nu va, augalas pasodintas, tuoj atnešu vandens, palaistysim ir toliau papasakosim. Dabar kas liečia laistymą rudenį. Palaistyti vieną kartą ir to užtenka. O pavasarį reikia laistyti daugiau pasodinus, būtinai. Dabar vis tiek lapai turi pageltonuoti ir nukristi. Stebėkit, jeigu, pavyzdžiui, jie nuvyto ir džiūsta, vadinasi, per mažai drėgmės. Bet jeigu gražiai to nusispalvina, pavyzdžiui, šilkmedžio lapai nusispalvina gražiai. Ir praktiškai krenta po pirmos šalnos. Taigi, šalna ten -2, -3 ir praktiškai visi lapai nukipa. Su laistymu nepersistengti. Nu ir pagrindinis darbas. Įsivaizduokit, kad viskas prigijo, kad jūs stovit prie didelio medžio ir skina togas. Anukai jūs arba vaikai ten kažkur tai va ant šakos sėdi. Tada viskas prigijo ir viskas dera. Nu ką, aš jau sekančiais metais jau paragausiu. Jau turėsiu dabar 2 veislių juodą, baltą ir oranžinį. Ateityje ir jūs ko gero tą visą gausit. Taigi, kad iki pasimatymų. Iki.